Sveiki, sveikučiai, užėję į mano erdvę. Mano vardas Avireta, tai mano dvasinis vardas ir šiandien aš jums perduosiu žinutę pirmąją su šiuo vardu ir ji bus apie naująją sąmonę. Apie žmonės, tai yra kokie žmonės yra turintys naująją sąmonę. Tai žmonės iš tiesų, kurie nebijo pokyčių ir nebijo pokyčių, tai pats žodis jau daug ką pasako, tai yra žmonės neturintys baimės. Baimės būti savimi, būti kitokiu ir patirti naujas patirtis. Baimė elementari, kuri reikalinga išgyvenimui žmogui žemėje, be abejo, ji niekur nedingsta ir ji visada liks su žmogumi. Tačiau naujoji sąmonė, ji leidžia žmogui gyventi kitokį gyvenimą. Ir nors mūsų planetoje šiais laikais šitas Kali Jugos pabaigos laikotarpiu dar vis galioja šitas principas, kad be tamsos nepažinsi savo šviesos. Tačiau yra labai gera žinia ta, kuria ir noriu pasidalinti su jumis ir be abejonės iš savo patirties, kad pažinęs tamsą pažinsi šviesą ir be tamsos negali pažinti šviesos. Ir mes įvairias patirtis čia šitoj planetoje Žemė patiriam ir aišku ne per vieną savo įsikūnijimą. Ir dabar yra laikas iš tiesų plėsti tą savo sąmonę ir tam yra sudarytos visos sąlygos, kurių anksčiau planetoje Žemė nebuvo. Nusileisdavo viena kita siela su tam tikrais gebėjimais ir žiniomis, kurios buvo jau tada jiems pasiekiamos. Tačiau tik nedidelė dalis žmonių galėdavo irgi jų perprasti jų mokymus ir iš esmės suvokti tai, ką suvokė jie, netgi nebuvo galbūt ir įmanoma žmonėms. Tačiau dabar mes gyvenam tokiais ypatingais laikais, kai Dievas, mūsų visų visatų kūrėjas, leidžia mums sužinoti daug dalykų ir iš tiesų dalykus, kurių mes galbūt anksčiau negalėjom suvokti, suprasti, kurie galbūt atrodė, kad mes kaip ir norėtume, kad tai būtų, kad tai yra kažkokia tai nuostabi, graži tiesa, bet realybė atspindi visai ką kitą. Tai iš tiesų taip ir buvo, nebuvo laikas atėjęs dar tai sąmonei plėstis ir sieloms pabusti, o dabar ir yra tas laikas, kai mes sielos čia gyvenančios Žemės planetoje galim tą sąmonę savo plėsti ir pabusti. Ir tos sielos, kurių pasirinkimas yra pabusti šiuose įsikūnijimuose, tos sielos jau ir tikrai pabus ir bus žadinamos ir dėl to gali keistai jaustis ir žodžiu, vyks įvairių dalykų žmonėms dėl tos priežasties, kad ta sąmonė vis tik tai plečiasi žmogaus. Ir be abejonės čia reikia irgi vėl dėti pastangų, čia savaime tokie dalykai nevyksta, kaip aš sakau, kaip buvo ta teorija, kad mes iš beždžionės žmonės išsivystam, tai taip mes į tą platesnę sąmonę nepakilsim ir juos neperprasim, to pabudimo su mumis neatsitiks, jeigu mes nedėsim pastangų. Bet vėlgi kita medalio pusė yra ta, kad tam, kam atėjo laikas pabusti, tie vis tiek pabus ir ta sąmonė vis dėlto prasiplės jį ir žmogus taps naujosios sąmonės nešiotojų. Tai va, ką čia aš dar norėjau jums pasakyti, kad iš tikrųjų tas pokytis irgi, kurį žmogus einantis į naująją sąmonę pasirenka, jis nėra lengvas ir transformacijos visada yra be jokios abejonės jos skausmingos, tačiau tam, kad ateitų kažkas naujas, sena turi sugriūti. Tai vėlgi iš tokių aspektų
yra sudedamųjų dalių to perėjimo į aukštesnę sąmonę ir yra būtent netekimai tam tikrų dalykų. Tai va, ir pokytis iš tikrųjų jis atsitinka ne tik, kaip sakyti, išorinėme materialiame pasaulyje, jis atsitinka žmogaus viduje ir žmogus gali peržvelgti savo vertybės, savo mintis, savo įsitikinimus ir galbūt jau surasti, kad tam tikri dalykai jam jau nebetarnauja arba nebeatliepia ir tas pokytis taip ir vyksta, kad tiesiog jam žmogui pradeda atrodyti, kad dalykai, kurie vyksta su juo, jie kažkokie netokie, kurių jisai galbūt norėtų. Ir tada prasideda pokytis, žmogus pradeda daryti dalykus, kurie veda į tą naująją sąmonę. Tai va, ir iš tiesų dar vienas dalykas labai svarbus, kad lengviau viskas eitųsi ir tie pokyčiai lengviau ir transformacijos, kad jie vyktų lengviau. Be jokios abejonės svarbu surasti ryšį su savo širdim, su savo aukštesniuoju aš ir su kūrėju. Būtent mūsų visų visatų, kuris ir dabar ir leidžia mums sužinoti tam tikrus dalykus, kuriems atėjo laikas, kaip tas posakis jau senai sklando čia erdvėje, kad viskam yra dieviškas laikas, tai būtent va, dabar yra tas laikas, kada mes žmonės, sielas žmonių kūnuose turim galimybę plėsti sąmonę, pažinti save, iš tiesų atverti savo širdis ir susipažinti su kūrėju iš arčiau ir tiesioginiu būdu be tarpininkų. Tai va, dar iš tiesų, ką čia turėjau užsirašęs truputėlį pasižymėjus, ką jums norėjau pasakyti, tai yra, kaip mano kelionė truputėlį prasidėjo į tą dvasingumą, trumpai labai pasidalinsiu. Šiaip prasidėjo be abejonės griūtis mano aplinkoje ir aš aišku supratau, kad aš taip nebenoriu ir noriu kažkaip kitaip. Ir taip kaip aš noriu kitaip, aišku, aš irgi nežinojau, kaip ir daugelis žmonių, kai prasideda tas jausmas, kad taip nebenori, tai dar nebūna aišku, kaip nori iš tiesų. Ir iki to, ko nori, tai reikia nueiti gana ilgą kelią tokią jau, kaip sakyti, įvairių patyrimų patirti. Tai va, bet mano kelias prasidėjo irgi kartu su joga, nes reikėjo ir stiprintis ir kūną, ir sielą, kaip sakant, ir joga, kodėl man patiko iš karto ir dar nuo senų laikų, ji man iš tiesų domino, tačiau matyt, kaip ir nebuvo atėjęs tas dieviškas laikas man patirti jogos esmę, prasmę ir visą kitą, ką ji duoda, tai yra kūno, proto ir sielos harmonija. Nes aš dar turėjau praeiti tam tikras savo pamokas, patirtis ir nebuvo laikas dar mano tai šviesai pabusti. Tai vat, ir joga iš tiesų yra apie tą harmoniją, kuri mokina ir kaip nuraminti protą, ir kaip išlaisvinti kūną, ir sustiprinti kūną, ir kaip paleisti energiją, kuri mumise yra gyva ir gyvena, ir kaip pašalinti įvairius blokus nuo visų mūsų energetinių centrų, nuo visų čakrų savo, žodžiu, išsilaisvinti nuo įvairių dalykų. Joga tikrai padeda, nes joga tai yra ne tik pratimai, tai yra ir kvėpavimai, ir meditacija, ir sąmoningas galvojimas, tai, žodžiu, yra visa jogos filosofija. Tai vėlgi, be abejonės, užsiimti vėlgi reikia šitą veiklą ir tai daryti be abejonės tikrai verta dėl savo emocinės gerovės. Dar tiesa, iš jogos, ką sužinojau, tai ir kas man labai, kaip sakyti, atvėrė akis, kad štai mes galvojam kartais apie tą likimą. Ir vieni sako, likimas yra, kiti nėra, vieni sako, likimas, kaip ten, mes esam savo likimo kalviai. Tai jogos, būtent mokymuose aš sužinojau, kad joga šita karma yra 3
kaip rūšių, 3 pakopų, sudėtinių dalių, kaip nori, tai pavadinti gali. Ir tai yra sančita ir labai gražus man pavadinimai. Ten iš tikrųjų jogai daug tų pavadinimų sanskritinių ir tose mantrose jie man labai gražus, bet ganėtinai sunku juos atsiminti kartais. Tai bet karmas aš išmokau, tai yra sančita, prarapta ir agami karma. Tai sančita karma trumpai labai yra apie tai, ką mes jau užgyvenam iš praeitų gyvenimų ir kas mums yra į šitą kūną įdėta, tai kaip mūsų charakteris, mūsų būdo kažkokie tai bruožai, pomėgiai. Irgi tai yra, kas jau mūsų užsitarnauta iš paskutiniųjų įsikūnijimų, nes galbūt tų įsikūnijimų buvo ir labai daug ir iš tų senųjų jau galbūt ne kažką liko, nors mažas trupinėlis visada yra, nes siela ji prisimena ir turi atminti visų įsikūnijimų. Tas savybės, tik tais vėlgi mes kaip nuimam savo blokus, tai taip tos savybės ir tos ypatybės gali mums atsiverti, kurios, kad mes pasiektume iš to aukštesniojo aš. Tai ta kita yra prarapta, tai yra karmos dalis, kurią mes dabar patiriam ir gyvenam tokioj aplinkoj ir jaučiam tam tikrus dalykus, išgyvenam įvykius ir situacijas, tai irgi yra apie tai, ką mes jau ir šiuose įsikūnijimuose veikiam, darėm, galvojam, tai tą mes ir turim. Ir agami karma yra karmos dalis, tai yra ta trečioji, kuri būtent ir yra apie pokytį, kuris sako, kad žmogus gali pasikeisti ir būtent ne veltui aš čia pradėjau apie sąmonę kalbėti ir apie naują sąmonę, kad didelė dalis žmonių tiesiog negalvodami gyvena ir gyveno ir dabar iš tiesų randasi tos žinios ir ta informacija, kad mes vis tik esam sąmoningos būtybės ir mes galim apie tai galvoti. Ir sąmoningai sugalvoti, kad aš noriu pakeisti tai kaip yra, kad mes galim turėtume nekaltinti ir vertinti aplinką kažkaip tai smerkiančiai ar kažkaip, bet patys į save pasižiūrėti, pasinerti ir savęs pradėti klausyti, kas be ko irgi vėlgi per tą jogą irgi ateina, kad ta meditacija jinai yra apie sukimąsi į save, nes meditacija ir yra apie tai, kad tu sėdi ramybėj, sėdi vienas, ko didelė dalis žmonių taip pat irgi bijo, bet iš tiesų tai kai protas nurimsta, kūnas sustiprėja ir susijungi su savo siela, tai pasidaro visiškai nebebauginantis užsiėmimas, pabūti su savimi netgi labai malonus. Tai ir čiagi vėlgi yra vienas iš naujųjų mokymų, naujųjų, kaip pasakyti, tų žinių, kurios dabar yra labai lengvai pasiekiamos, jeigu tik tai mes jų ieškom. Ir kaip ir jau sakiau, tam tikra dalis sielo tikrai jų ieškos ir atras. Ir ta agami karma, būtent, kad mes, jeigu dabar pradėsime elgtis kažkaip kitaip, tai po kažkiek laiko, be abejonės turi laikas praeiti ir mes galėsim jau turėti tą praraptą karmą, čia dabar šitame įsikūnijame ir jau patirti jos vaisius kitokius, negu patyrėme iki šiol. Tai dar iš tiesų vienas labai svarbus dalykas pabaigai, kad pokytis ir naujos sąmonės paieškos yra labai vertingos, reikalingos ir, žodžiu, tai yra džiaugsmas, laimė, džiugesys ir visa, kas tik tai gali atsitikti žmogui, tai yra harmonija su savim ir pasauliu. Ir tą mes gaunam kaip apdovanojimą. Bet visą tai, ką aš išvardinau, tai yra apdovanojimas to mūsų pokyčio, to noro plėsti sąmonę, ieškoti ryšio su savim ir kūrėju. Ir dar vienas toksai aspektas yra, kad kiekvieną kartą atsikėlęs ryte, tu pabundi be minčių, kurios tau neduoda ramybės, tu tiesiog pabundi su džiaugsmu, su laime, su meile eiti į šią naują dieną,
eiti patirti gyvenimo ir su tikėjimu ir žinojimu, kad šita diena tau bus tikrai labai nuostabi, nes tu ją pats tokią sukursi. Tai va, ir visą tai daryti be abejonės yra su kūrėjo buvimu šalia. Tai va, šitiek šiandien su pirmuoju įrašu ir iki pasimatymo mano erdvėje.